Tai Hyroxas, paprastai labai aiškinu, yra tai mano sporto šaka Hyroxas yra tokia standartizuota trasa, kurioje reikia 8 km bėgti ir tada atlikti 8 funkcinio sporto stoteles. Ta trasa yra išdėliota tokiu eiliškumu, kurį aš esu netgi išstaturavęs savo ant rankos. 1 km bėgi, 1 km čiuoži slidėmis, 1 km bėgi, stumi sunkias rogės, 1 km bėgi, trauki sunkias rogės, 1 km bėgi, šokinėjai burpee pro jumpus, 1 km bėgi, kilometrą irkluoji, 1 km bėgi, neši giras, 1 km bėgi, darai įtupstus su svoriu maišu ant nugaros, 1 km bėgi ir viską užbaigi su 100 volbolų. Tai yra kimštinis kamuolys, kurį tu pataikyti turi 100 kartų į taikinį. Jeigu pasakojant sportuojančiam žmogui, kuris nėra susidūręs konkrečiai su šita sporto šaka, jis gali matyti sąsajų su crossfitu ir tame yra tiesos, dėl to, kad crossfitas tai yra funkcinio sporto stotelių mišinys, todėl Hyroxas dažnai yra vadinamas crossfito mažąja sesutė arba mažuoju broliuku arba kažkokia tai atšaka. Hyroxas labai dažnai yra minimas kaip hybridinis sportas, reiškia sportas apjungintis ir jėgą, ir ištvermę, bet jeigu reikėtų išskirti vieną, tai aš sakyčiau, kad labiausiai ten žaidžia ištvermė. Taip, jums reikės dirbti ties jėga, nes yra stotelės, kurios reikalauja daug jėgos, o dar po tos jėgos reikalauja ir bėgimo, bet plačiaja prasme tai yra vadinamasis ištvermės arba endurance sportas labiau negu tai yra jėgos sportas. Viso pradėjau sportuoti va čia, man atrodo, 2022-aisiais ir čia susipažinau su absoliučiai puikiausiu treneriu visame pasaulyje, mano nuomonė, tai yra Lukas Kirilovas. Pas jį pradėjau eiti į grupinės treniruotės 22-ais. Tada jis užsidarė. Aš nuvykau į Amberį dėl to, kad ir Lukas keliavo ten, po to, kai čia esantis sporto klubas užsidarė ir tenai Amberio kolektyvas mane supažindino su šia sporto šaka, tai yra su Hyroxu. Tada Lukas atidarė savo sporto klubą čia, kur mes ir esame. Čia yra sporto klubas Element, mano nuomonė pats geriausias sporto klubas visame pasaulyje, bet žinoma žiauriai šališkas. Kadangi aš iš seniau turėdavau šiokį tokį bėgimo varikliuką, nes aš tiesiog, nežinau, mėgdavau retkarčiais išbėgti į lauką 10 km ir aš visą laiką būdavau tas 10 km bičas. Aš bėgu daugiau negu 5, bet niekada nebėgu daugiau negu 10, tai tiesiog bėgdavau 10 km, va išbėgi 10 km, toks labai savaime suprantamas normatyvas. Kai pabandžiau šią sporto šaką, tai man visai neblogai jinai jau nuo pat pradžių sekėsi. Gal ir patraukė to, kad man sekasi bėgioti, man patinka bėgioti, bet pats sportas dar tuo pačiu reikalauja ir dirbti ties jėga. Ir dėl savo šito va tokio hibridinio pobūdžio, universalumo, man labai ir patiko šita sporto šaka. Tikrąja to žodžio prasme gali Hyroxas startuoti šiandien absoliučiai bet kas, mano mama galėtų ir jinai tikrai finišuotų. Tai yra standartizuota trasa, visą laiką tokia pati ir kad tai yra draugiška sporto šaka visiems ir bet kas ją gali pradėti ir pabandyti. Pirmadienį darau jėgą ir ištvermę, antradienį darau intervalus, trečiadienį darau jėgą ir ištvermę, ketvirtadienį darau compromised runningą arba sutrikdytą bėgimą, kaip jisai teisingai verčias, penktadienį vėl darau jėgą ir ištvermę, šeštadienį kartais leidžiu savo pasilsėti ir tada sekmadienį aš bėgu antros zonos bėgimus, arba tai yra ilgas, bet lengvas tiesiog prasibėgimas, dažniausiai tai būna 15-16 km. Su Red Bullu Hyroxe aš pirmą kartą ir susipažinau per pirmasias savo varžybas Bilbao vasario mėnesį ir buvau šiek tiek nustebęs, kai baigiau tas varžybas. Visą valandą tavo širdies ritmas būna tiesiog lubas pasiekęs ir tu maždaug ir laikaisi išgyventi su tuo žiauriai aukštu širdies ritmu. Ir tada, kai tu finišuoji, tau tada yra paduodamas toks kaip Hyroxo lopelis, kurį gali užsiklijuoti ant savo kuprinės, kad tu štai pabaigiai varžybas ir tu dar gauni skardinę Red Bull. Ir aš anksčiau galvojau, aš dabar norėčiau, kad mano širdelė šiek tiek nurimtų, jis dabar man duoda Red Bullio. Bet tiesą pasakius, cukrinis Red Bullis iš karto po varžybo arba iš karto po fizinės veiklos yra labai gerai dėl to, kad jisai papildo jūsų glikogeno atsargas, kurias jūs ką tik ištaškėte per tą treniruotę ar per tas varžybas. Tačiau aš labiausiai mėgstu prieš treniruotę arba prieš varžybas išgerti be cukriojo Red Bullo. Tarp kitko, geros naujienos, Red Bull Zero sugrįžo į Lietuvą.
Sunkiausia pasiruošimo Hyrox varžyboms dalis tikriausiai yra vadinamasis compromised runningas, apsunkintas bėgimas. Tai dažniausiai būna mano ketvirtadieniai, o tai yra tiesiog treniruotės, kuomet tu iš esmės simuliuoji visas arba dalį Hyroxo varžybų ir būtent sutrikdytas arba apsunkintas bėgimas ir yra Hyroxo duona, nes tai iš esmės yra pačios varžybos. Tai čia ir būtų turbūt sunkiausias treniruočių tipas, jeigu kalbam apie Hyroxą, bet šiaip iš esmės Hyroxą tai be jokios abejonės reikia mėgautis ne tik galutiniu rezultatu ten jau kai pabaigi varžybas, kai finišuoji ir nusifotografuoji prie savo laiko. Ne tik tuo laiku reikia džiaugtis, o reikia džiaugtis be jokios abejonės visų procesų ir visų treniruočių laikotarpių, kai tu ruošies toms varžyboms ir paskui kai pradedi vėl iš naujo ruošti sekančiams jau po kažkokių tai varžybų. Aš netgi turiu tokią šiek tiek teoriją, kad prieš kokį 10 metį turbūt, ar prieš 5 metus, dabar nepasakysiu prieš 5 tai kaip minimum, bet turbūt prieš kokį 10 metį labai pradėjo populiarėti apskritai vėl toks kaip ir ilgaamžiškumo kultas, ar ne, sporto kultas, žmonės pradėjo daugiau bėgioti, burtis į tuos vadinamosius tokius social runningus ar tokius socialinės bėgimo grupės. Tai jeigu jūs esate tokie ir užsiemate tuo, tai aš manau, kad Hyroxas galėtų būti kaip sekantis laiptelis, nes vėlgi tai yra bėgimo disciplina, tik jau dabar jūs tarp savo bėgimų turite dar padaryti kažkokias ir funkcinio sporto stoteles. Bet iš esmės ta tranzicija, aš manau, yra pakankamai organiška, perėjimas iš to tokio paprasto bėgimo arba pabėgiojimo, arba tų bėgiojimo klubų į Hyroxą. Ir aš manau, kad dėl tos organiškos tranzicijos Hyroxas yra toks žiauriai populiarus. Manau, kad bet kas gali jį pabandyti, manau, kad bet kam vertėtų jį pabandyti. Yra įvairūs jo formatai. Šitą trasą, kurią aš išvardinau, galite daryti vienas, galite daryti poroje, arba galite daryti estafetėje net 4, kas iš vis reikštų tik 2 km bėgimą ir 2 stoteles. Skirtingai nei, ir dabar supyks ant manęs gal kai kurie, skirtingai nei crossfitas arba funkcinis sportas, nes ten yra tam tikrų pratimų, kurie reikalauja aukšto meistriškumo, pavyzdžiui, vaikščioti ant rankų arba daryti pristraukimus. Ne visi gali šitą dalyką padaryti, tam reikia kartais daug metų, netgi įdirbio. Nu, Hyrox'e pačiausiai nėra tokio pratimo, tu gal atlikinėsi kažką labai lėtai, bet tu vis tiek tai atliksi. Tai yra sporto šaka visiems. Didžiausia kliūtis šiuo metu turbūt yra tiesiog šiai super populiariai sporto šakai nusipirkti bilietą ir tada nuvykti ten ir sudalyvauti. Bet mes su Red Bullu kaip tik netgi sugalvojome tokį nediduką workoutą, kitaip tariant, nedidukę treniruotę, kurią tikrai gali atlikti dauguma žmonių, arba tai yra tikrai plačiai visuomeniai prieinama, vadinkim, treniruotė, kurios metu jūs galėsite patirti, bent jau kažkokį tai nedidelį procentą Hyrox'o ir ją galite atlikti, kai kurie turbūt net namuose gal netgi ją galės atlikti, bet kokiu atveju tikrai bet kokiame sporto klube. Mes tą treniruotę pavadinome Red Bull High 2 Miler vadinamasis. Jisai susideda labai paprastai. 800 metrų bėgate arba minate dviratį, kaip jums patogiau. Tada padarote 20 pritūpimų paprastų, 800 metrų bėgate arba važiuojate dviračiu. Tada padarote 20 atsispaudimų, savo tempų galite nuo kelių. Tada 800 metrų vėlgi bėgate arba važiuojate dviračiu. Tada padarote 20 negyvų vabalų, deadbugų vadinamųjų, tai yra preso pratimas, vėlgi labai lėtai, kiekvienai pusiai po 10 gaunasi. Ir tada finišas 800 metrų bėgimas arba važiuojate su dviračiu ir tada viską užbaigėte su 20 barpių. Barpiai turi būti atliekami vietoje. Tai yra labai lengva visiems prieinama treniruotė su vėlgi labai žemo meistriškumo baziniais pratimais. O kaip papildoma paskata, Red Bull Zero partneriauja su Strava ir sausio 9 dieną pradeda naują iššūkį ir tą iššūkį, kaip jūs tikriausiai supratote, ne veltui pradeda pasiduodančių dieną arba Quitters Day sausio 9 ir iššūkis tęsis iki pat vasario 4 dienos. Jums reikia tiesiog visų pirma Stravoje susirasti to iššūkio polapį ir tiesiog prie jo prisijungti, ten rasite visą reikiamą informaciją, bet esmė yra labai paprasta. Šitame laiko tarpe jūs turite išlikti aktyvūs bent 21 dieną. Tai reiškia, galite pabėgioti, galite išbandyti mūsų jau minėtą Red Bull High 2 Milerį, galite užsimti jogą, pilatėmis arba tiesiog eiti pasivaikščioti, tiesiog reikia užfiksuoti kažkokį tai aktyvumą. O kas smagiausia, tai kad viso to proceso metu bus išdalinta daug prizų, bet pats pagrindinis prizas tai yra Hyrox Wild Cardas į bet kurias Hyrox varžybas. Kaip jau minėjau, yra pakankamai sunku nusipirkti bilietus į Hyrox varžybas, o čia jūs laimėsite tokį tarsi auksinį bilietą, su kuriuo galėsite dalyvauti bet kokiose Hyrox varžybose. Tai pavyzdžiui, net ir aš asmeniškai tiesiog dalyvausiu šiame iššūkyje, jūs galėsite mane sekti Stravoje ir galėsite stebėti, kaip aš aktyviai leidžiu laiką tarp sausio 9 dienos ir vasario 5 dienos ir jūs prisijungite būtinai ir sudalyvaukite. Ir tai yra, man atrodo, sakau vėlgi, puikia paskata nebūti pasiduodančių, nemesti savo sporto nuo naujųjų metų ir ačiū labai Red Bullui.